How are you today now? Nu ką, šiandien rytas yra gražus, puikus oras, vėsoka, apie 0, gal -1 kažkokia. Treniruotė yra tokia, kad aš nutariau iš ryto eiti 7 km greitai, nes jau 15 nuėjau, tai galvoju 7 yra treniruotė jam kaip tik. Na ir gavosi taip, kad aš į vieną pusę nuėjau 5. Ir dabar grįžtu ir dabar gausis jau 10 viršaus. Tai va, nuotaika puikiai, esam atsigavę, labai viskas gerai, mišku eiti puiku, pajūriu dar puikiau, nors lengvas vėjelis, truputį vėsina, tai neaišku kokios tos, gal reikia kažkokios specialios aprangos labiau, nes, nu va dabar parodys, va čia mano tempas, suprato, tai žodžiu, mintis tokia, iššūkis dabar man pačiam savo nueiti 30 km per 5 valandas. Nežinau, šiaip geriausia būtų nueiti per 4,5, nu bet jau 30 km jau yra reikalų. Tai ruošiuosi treniruoti savaitę laiko. Ta prasme, tas jau mano iššūkis turėtų būti naujametinis. Sausio 27 dieną, nežinau kokia čia diena gausis, ir aš ruošiuosi eiti 30 km. Mintis tokia eiti 15 km į vieną pusę, tai manau daeisiu iki Latvijos sienos ir grįšiu po to atgal. Tai va, na o jums visiems linkiu jūsų pačių iššūkių. Kelkite savo iššūkius. Gero ryto.